3 girtuokliai sudegino parduotuvę Švenčionių rajone. Nuostoliai siekia beveik 200 000 litų. Privati parduotuvė Magūnų kaime užsidegė maždaug 9 val. Vakaro. Ugniagesiai į kaimelį esantį visai šalia Baltarusijos sienos važiavo apie 20 minučių. Kai atvyko gaisrininkai, 12 metrų ilgio ir 12 pločio pastatas degė atvira liepsna. Stogas jau buvo sudegęs. Ugnį gesino 14 gaisrininkų iš aplinkinių gyvenviečių. Panaudotos 4 autocisternos. Gaisras numalšintas apie 3:30 ryto. Per gaisrą sudegė stogas, perdanga, sienos. Ugnis sunaikino prekes. Vakar buvau parduotuvėje čia. Viskas normaliai buvo. Tai jūs tiesiog atvažiavote apsitirti čia? Atvažiavau ir žiūriu. Tai nežinojot, kad sudegė parduotuvė? Pirminiais duomenimis ugnis padarė 180 000 litų nuostolį. Ugniagesiai įtarė padegimą. Dėl nusikaltimo sulaikyti 3 įtariamieji. Visi nuvežti į Švenčionių rajono policijos komisariatą. Visi 3 įtariamieji buvo neblaivūs. 32 vyrui nustatytas vidutinis girtumas, 20-mečiui ir jo 2 metais vyresniam bendrui sunkus girtumas. Trijulę naktį praleido policijoje, kai įsiblaivė buvo apklausti teisme. Apie padarytą nusikaltimą tie asmenys, sulaikyti asmenys prisipažino. Motyvas pagrindinis alkoholis. Būdami neblaivus buvo kreipėsi į parduotuvę, kad duotų alkoholinių gėrimų be apmokėjimo, ta prasme su skolos atidėjimu. Pardavėjai nesutikus padarė vagystę ir slėpdami nusikaltimo pėdsakus padegė parduotuvę. Ši parduotuvė nuolat kenčia nuo smurtautojų. Pernai ji buvo apvogta, paskui plėšikai pagrobė kasos aparatą. Pastaruosius nusikaltimus policija jau atskleidė. Pasak pareigūnų, plėšimas ir vagystė nėra susijęs su padegimu. Jaunius Matonis, Donatas Pakštys, LNK žinios, Švenčionių rajonas.